Atsakymas trumpas ir aiškus – taip, tai yra vienareikšmiškas asmens ar jų grupės pažeminimas. Lietuvių kalbos kontekste žodis padugnė turi itin stiprų neigiamą krūvį. Jis nurodo į žmogų, esantį dugne, neturinti moralinių vertybių, garbės ar socialinės vertės. Vartojant tokį apibūdinimą, siekiama nepadiskutuoti apie žmogaus elgesį, o nužmoginti jį priskiriant prie žemiausios, niekinamos kategorijos. Štai kaip tai vertinama iš skirtingų perspektyvų. 1. Etinė ir socialinė pusė. Vadinimas padugnėmis yra klasikinė ad hominem, nukreipta į žmogų ataka. Užuot kritikuotas asmens veiksmas ar argumentas, puolama pati jo asmenybė. Tai užkerta kelią bet kokiai civilizuotai diskusijai ir dažniausiai naudojama siekiant išprovokuoti konfliktą arba pademonstruoti savo tariamą pranašumą. 2. Teisinis vertinimas. Lietuvos teisėje ir socialinių tinklų taisyklėse toks žodis balansuoja ties pavojinga riba. Asmens garbė ir orumas. Jei toks žodis skiriamas konkrečiam asmeniui viešai, tai gali būti traktuojama kaip įžeidimas į. Civilinis kodeksas gina asmens garbę ir orumą, tad žmogus turi teisę reikalauti tokį pasisakymą paneigti ar net prašyti neturtinės žalos atlyginimo. Neapykantos kurstymas. Jei padugnėmis vadinama tam tikra žmonių grupė, pavyzdžiui, pagal tautybę, pažiūras ar socialinę padėtį, tai gali būti palaikyta neapykantos kurstymu. Socialiniai tinklai už tokį žodį dažnai taiko sankcijas, blokuoja įrašus ar paskyras, nes tai laikoma neapykantą kurstančia kalba, anglų. Hate speech. 3. Kodėl tai nėra tik nuomonė? Yra skirtumas tarp kritikos. Manau, kad šio žmogaus elgesys yra neatsakingas ir žalingas. Pažeminimo, šis žmogus yra padugnė. Pirmuoju atveju jūs vertinate veiksmą. Antruoju nurašote žmogaus vertę kaip tokią. Būtent šis skirtumas paverčia žodį padugnė įrankiu, skirtų pažeminti, o ne išsakyti pozicijai. Esmė. Viešojoje erdvėje toks epitetas beveik niekada nenaudojamas informacijos perdavimui, jis naudojamas kaip emocinis ginklas. Tai nepraturtina diskusiją, o ją sunaikina, paverčiant dalyvius priešais.